Sveiki! Naujajame gestų kalbos televizijos sezone pristatome įdomiausius pletkus. Verslininkas ir dainininkas Edmundas Štengeris Mundis džiaugiasi, jo kaltinimai sumušus sutuoktinę Violetą Štenger nepasitvirtino. Įrodyta, kad dainininkas savo 2 vaikų mamos nemušė, o visi kaltinimai buvo laužti iš piršto. Ta naujienų portalui patvirtino pats Edmundas. Jaučiuosi ramus ir manau, kad šis jausmas tokioje situacijoje yra pats svarbiausias, kalbėjo atlikėjas. Labiausiai džiaugiuosi dėl to, kad ikiteisminis tyrimas nutrauktas ne dėl to, kad pritrūko įrodymų ar kad baigėsi laikas. Tyrimui buvo išnaudotas maksimalus laikas, numatytas pagal įstatymą. Buvo surinkti visi įrodymai patvirtinantys, kad žmonos nemušiau, kad nesu smurtautojas. Visa tai, kas vyko pusę metų, buvo melas ir šmeižtas, sakė jis. Paklaustas, ar tikėjosi tokios nemaloniai susiklošiusios situacijos baigties, Mundis patikino buvęs tikras, kad situacija susiklostys būtent taip, kaip susiklostė. Tikėjausi, kad ir kokioje šalyje mes begyventume, kad tiesa paaiškės ir nugalės teisingumas, kalbėjo jis. Pasiteiravus, ar ketina kreiptis į teisėsaugą dėl melagingų sutuoktinės parodymų, Mundis tikino daug galvojęs apie tai, nusprendė viską palikti taip, kaip yra šiandien. Jaudinuosi, sunku parinkti žodžius. Violeta yra mano 2 vaikų motina, jie ir liks. Dėl to aš esu labai dėkingas, kad ir kaip mūsų santuoka besibaigtų. Nekelsiu jai jokių bylų, nepaisant to, kad ji iš tiesų yra kalta, kalbėjo jis. Noriu padėkoti savo šeimai ir draugams už palaikymą sunkiu man metu, už tai, kad nesuabejojo manimi ir buvo šalia, kai dauguma nusisuko. Jūs man esate labai brangus ir aš niekada to nepamiršiu. Dėkoju taip pat Vilniaus miesto 2 policijos komisariato nusikalstamų tyrimų skyriaus pareigūnams už objektyvų, išsamų ir sąžiningą tyrimą, kurio rezultatais negalės suabejoti niekas, kalbėjo jis. Tiems, kas džiaugiasi mano nelaimę ir dalyvavo šitoje aferoje, galiu pasakyti tik tiek. Tikiuosi, turite nors tiek sąžinės, kad jums būtų gėda prieš pačius save. Man nesvarbu, ką jūs galvojate, jūs to neverti. Aš ir toliau gyvensiu, džiaugsiuosi savo vaikais, mylėsiu brangius man žmonės ir būsiu laimingas. Ir nėra jėgos, kuri galėtų pakeisti šį mano apsisprendimą. Nutrauktų ikiteisminių tyrimų džiaugiasi atlikėjas ir verslininkas. Kai kurie ankstyvieji krikščionys manė, kad Jėzus buvo vedęs. 10-ajame tarptautinėme koptų studijų kongrese sakė viena Harvardo profesorė. Profesorė Karen King, kuri dėsto Harvardo teologijos mokykloje, paskelbė, jog egzistuoja senovinis koptų tekstas ant papiruso, kuriame parašyti tokie žodžiai. Jėzus jiems sakė, mano žmona. Krikščionių tradicija jau labai seniai teigia, kad Jėzus buvo nevedęs, nors nėra jokių patikimų istorinių įrodymų paremiančių šį teiginį, sakė ji Romoje vykusio kongreso metu. Nuo pat pradžių krikščionys nesutarė dėl to, ar geriau yra vesti ar nevesti. Bet praėjus 100-mečiui po Jėzaus mirties jie pradėjo apeliuoti į Jėzaus šeimyninę padėtį savo pozicijoms paremti, pridūrė ji. Užuomina apie žemišką Kristaus partnerę tikrai netitinka to, kuo tiki daugelis krikščionių, bet tas paplitęs tikėjimas nėra pagrįstas dokumentais, pabrėžė King. Tie 4 žodžiai esantis fragmente verčiami taip. Jėzus jiems sakė, mano žmona. Toliau sakoma pranešime.
23 metų Arūno Valinsko netraukia nei politika, nei pramogų verslas. Tėvo vardą paveldėjęs vyresnysis Ingo ir Arūno Valinskų sūnus bando pabėgti nuo garsiojo tėvo šešėlio. Po 6 metų į Lietuvą sugrįžęs jaunuolis išsiruošė į kariuomenę. Ir Valinskas gali būti kariuomenėje, ryžtingai sakė į Ruklos poligoną 3 mėnesiams išsiruošęs Arūnas. Tai mano atsakymas tiems, kurie sako, tu į kariuomenę, su tokiu išsilavinimu tave ten suvalgys, nežinai, kas ten dedasi. Jaunasis Arūnas Valinskas neslėpė, kad šiek tiek jaudinasi, tačiau sako, kad jei kariuomenėje ištveria kiti, ištvers ir jis. Galbūt kaltas mano vaikiškas neišsilakstymas. Berniukams patinka žaisti su šautuvais, sako pastaruosius 10 mėnesių Japonijoje gyvenęs vaikinas. 6 metus pasitąsius po užsienį norisi ko nors pastovaus. Nenorėjau iš karto pulti dirbti su popieriais. Man reikėjo kitokios veiklos, pailsinti smegenis. Kariuomenėje bus gera proga apsispręsti, ką noriu veikti toliau, atgauti fizinę formą. Po to noriu susirasti normalų darbą, išsinuomoti butą, turėti savo automobilį ir pagyventi kaip visi. Svajonėmis dalijosi Arūnas. Dar šį rudenį Asta Valentaitė ir Mantas Petruškevičius nustebins savo gerbėjus. Po kelių mėnesių jie ketina išleisti savo muzikos albumą. Kadangi bičiulių muzikiniai skoniai sutampa, draugai nusprendė sudaryti jų ausis glostančios muzikos rinkinį. Iš viso turėtų būti išleistos 2 kompaktinės plokštelės. Į vieną jų turėtų būti įtraukta ramesnė, atpalaiduojanti muzika, kitoje rinkinio dalyje trankesnės dainos tinkančios šokių vakarėliams. Naujienų portalo žiniomis kompaktinėmis plokštelėmis turėtų būti prekiaujama tik išskirtiniuose prekybos salonuose, o visas surinktas pelnas atiteks labdarai. Idėjos autoriai Asta Valentaitė ir Mantas Petruškevičius savo muzikinius planus kol kas komentuoti atsisako. Prancūzijos teismas antradienį uždraudė žurnalui Klausą pardavinėti iki pusės nuogos princo Viljamo žmonos Katerin nuotraukas. Pagal teismo nuosprendį žurnalas taip pat turi per 24 valandas perduoti visas turimas nuotraukų bylas karališkosios poros atstovams, o už kiekvieną pavėluotą dieną jam bus skiriama 10 000 eurų bauda. Šiuo sprendimu žurnalui, kuris pirmasis paskelbė minimas nuotraukas, draudžiama dar kartą spausdinti jas ir naudoti savo interneto svetainėje, taip pat parduoti rinkoms, kur jos dar nebuvo publikuotos. Nuotraukos jau lengvai prieinamos internete, jas taip pat išspausdino kiti laikraščiai. Karališkoji pora inicijavo baudžiamuosius procesinius veiksmus dėl Katerin nuotraukų su tikslu užtikrinti, kad baudžiamojon atsakomybėn būtų patrauktas Klausa redaktorius ir fotografas ar fotografai padarė tas nuotraukas. Prancūzų prokuroras pradėjo preliminarų baudžiamojo skundo tyrimą. Dar prieš mėnesį viešai liejusi kartėlį dėl smurtaujančio vyro ir žadėjusi niekada už tai neatleisti, Jurgita Einikienė vėl lydi savo sutuoktinį krepšininką Gintarą Einikį į renginius.
Antradienį sutuoktinių pora kartu atvyko į Šarūno Marčiulionio viešbutį, kur vyko 1992 metų Lietuvos krepšinio rinktinės apdovanojimai. Vyras su žmona bendravo it niekur nieko, nors dar prieš mėnesį Einikienė žiniasklaidai skundėsi niekada neatleisinti už šeimoje patirtą smurtą, tvirtino, kad jos vyro vieta kalėjime. Apie žentą dar blogesnės nuomonės buvo Jurgitos mama, teigusi, kad krepšininkas visiškas padugnė. Pora susituokė Liepos mėnesį, o muštynės namuose įvyko praėjus vos 2 savaitėms po vestuvių. Jurgita ir Gintaras Einikiai augina dukrelę, kuriai šią žiemą sueis 1. Tačiau Jurgita ir Gintaras Einikiai vėl susitaikė. Šaltiniai informuoja, kad jiems susitaikius buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas, dėl šią vasarą vykusių konfliktų nustojo galioti ir apribojimai dėl bendravimo. Niekas turbūt netikėjo, kad žymiausias Lietuvos tenisininkas Ričardas Berankis ne tik moka mušinėti kamuoliuką, bet ir turi dailininko gyslelę. Belaukdamas ATP 250 serijos turnyro, kuris vyksta Sankt Peterburge, Ričardas aplankė istorinį kaimą, ten kartu su kolega ėmėsi matrioškų marginimo meno. Tiesa, lietuvis tai darė pirmą kartą, bet rezultatu liko patenkintas. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime kitą savaitę.